Kągi sveiki visi, eilinį kartą su jumis Go4Vape, kai visą laiką, kai visada, kaip kiekvieną video, ačiū labai Royal Smoke už nuostabes prekes royalsmoke.lt, ten galės rasti kiekvienas, kas būtų jam arti širdies, o šiandien mes apžiūrėsime Smoke Stick Ajo, kažkada buvo Ego Ajo, ne visiems labai patiko, kadangi ten nebuvo to pilnojo tokio French Inhale įtraukimo, ta prasme iš karto į plaučius. Ten reikėjo ją garint kaip paprastąją cigaretę. Dabar Smoke šiek tiek nukopijavo pavadinimą Ajo, bet pagamino kažkas savo, kas jau nėra skirta naujokams. Jau yra skirta šiek tiek aukštesnio lygio. Jeigu tu esi ne naujokas ir ne profesionalus garintojas, o ieškai to viduriuko, štai. Jis būtent štai čia. Šiandien mes ir apžiūrėsime Smoke Stick Ajo, kągi varom prie pat video. 1600 mAh nėra daug, bet jeigu mes garinam ne taip pat kaip aš, kad visą laiką kas 10 minučių ištraukiu po 10 įtraukimų, jisai jums išlaikys maždaug apie vieną dieną. Jeigu kažkas ieškot portabilaus bei labai gerai gulinčio rankoje device'o, patarčiau šitą. Taip pat ir kaina nėra labai didelė, nuo 25 Amerikoje iki 35 eurų Lietuvoje. Ir būtent jį galima surasti Royal Smoke. Kągi, dabar atpakuokime šitą gražuolį, dar turiu štai tokį vieną, bet mes šiandien visą dėmesį skirsim būtent juodai versijai. Kalbant apie spalvų mėgėjus, yra netgi 4 spalvos. Juoda, stainless steel reiškia pilka spalva, rainbow ir gold, tai reiškia galbūt kažkam patinka pinigai, tai siūlyčiau paimti gold versiją. Bet asmeniškai man patinka kažkas paprastesnio, pavyzdžiui rainbow arba juodas variantas. Šiandien mes tai viską ir apžiūrėsime. Pati komplektacija kokia yra. Pats mūsų modas, 2 kaitinimo elementai, bei o-ringas skirtas kam. Galima būtent šitą dalyką užsidėti štai čia ant stikliuko ir tada kilus, pavyzdžiui, tokia situacija, kad jūsų modas krenta ant žemės, šitą gumytę apsaugos būtent jūsų stikliuką iš 2 pusių nuo dužimo, kas yra labai gerai, kadangi papildomo stikliuko čia nėra. Dabar atsukime šitą būtent dalyką visą ir pažiūrėkime, kas yra iš kiekvieno šono. Kai matome mygtukas, čia yra tik vienas toks dalykas, kuris skirtas garinimo, jokio LED ekrano nieko nėra, tik skirtas mygtukas. Kaip viskas čia vyksta? 5 paspaudimai ir mes galime įjungti. 5 paspaudimai mes galime išjungti, kaip tai daroma, žiūrim čia. Kai matome dabar, jeigu mes paspausime be kaitinimo elemento, būtent šitą mygtuką, jis mirksės. Kodėl? Kadangi nėra kaitinimo elemento. Taip pat dar kalbant apie kas dar čia yra aplinkui. USB portas. Galima krauti ir garint vienu metu. Galima krauti nuo sienos, nuo kompo, kadangi USB portas čia taip pat yra. Ką dabar reikia padaryti, kad mes paruoštume garinimui būtent štai šitą mūsų e-cigaretę. Čia yra 22 mm, čia yra 115 mm. Norint pradėti garint, kai visą laiką reikėtų mūsų kaitinimo elementą, kadangi be jo tiesiog čia niekas neveiks. Viskas yra įsukama labai paprastu būdu, štai čia viršuje reikia tiesiog įkišti ir įsukti mūsų kaitinimo elementą, kadangi, kaip ir minėjau, be jo tiesiog neveiks ir neįmanoma bus tiesiog garint, kaip ir visur, mūsų e-cigaretės. Kai mes įsukome, tai dar nėra viskas. Turime paimti kažkurį tam tikrą skystį. Būtent šiandien mes išnaudosim naują skystį iš Charlie's. Yra pačio mama, yra Charlie's Chalk Dusk ir dabar yra Miss Mirange. Tai būtent šiandien mes jį ir apžiūrėsime ir taipogi ir paragausime ant būtent štai šito Stick Ajo. Kas yra labai gerai, kad pats gamintojas įdeda mūsų šitą kitą visą pilnai pakrautą. Čia yra 4,2 voltai. Ką tai reiškia? Reiškia, kuo mes daugiau garinsim, tuo bus mažiau garų. Tai reiškia, jeigu jūsų baterija išsikrauna, reiškia ir voltai sumažėja, reiškia ir taip pat garų kiekis bus mažesnis. Kaip ir minėjau, jį gali išlaikyti praktiškai apie vieną dieną, nelabai ilgai ją garinant. Tad stenkitės visą laiką arba prie pakrovimo lizdo būt prijungėje arba dar kažkaip. Kadangi čia nėra, pavyzdžiui, kaip pas mane yra štai čia Terion DNA. Jeigu, pavyzdžiui, baterijos yra pusė, vis tiek jis taip pat gerai garins. Ne, jeigu čia yra baterijos pusė, reiškia ir skonio, ir garų bus irgi per pusę mažiau, negu būtų tai viskas nuo pilnai. Kągi, taip pat norint pradėti garint, kas yra būtina, prieš įsukant mūsų kaitinimo elementą reikia būtinai sušlapinti. Tiesiog mes paimame mūsų skystį ir keletą lašelių į patį viduriuką kaitinimo elemento.
nereikia daug, porą lašelių, 3-4 maksimum lašeliai. Dabar, kai mūsų elementas yra šlapias, galima pagaliau štai čia įsusukti ir dabar, aišku, galima įsukti į pačią mūsų visą štai šitą bazę. Viršutinis top airflowas, jis neresireguliuoja, tas yra šiek tiek blogai, bet įpilimas yra taip pat kaip ant visų TFV, ant Baby Beast, TFV8, TFV12 ir TFV4, realiai visur yra lygiai toks pats. Ką reikia padaryti? Tiesiog pasukti štai šitą mūsų, paimam kaip aš darau, visą laiką paimam uždaryti po su vienu pirštu ir šiek tiek ant savęs, štai. Atsidarė mūsų viršutinis skysčio įpilimas. Skystį reikia pilti ne per viduriuką, bet iš šono, per tą tarpą, kuris yra prie pat šono gumytėje. Būtent čia reikia įpilti visą mūsų skystį. Kas yra gerai su ją, kad čia nėra jokio likingo. Likingas tai yra toks tada, kada šiek tiek išsipila skystis iš e-cigarečių. Pavyzdžiui, pas mane gali pasitekti, pas mane yra apatinis airflowas. Čia yra vis viršų, reiškia, jokio likinimo kalbos netgi būt negali. Lyginant jį su Smog V8, tas yra geresnis. Lyginant jį su Smog Vape Pen, yra geresnis šitas. Kadangi Vape Pen čia yra startuot, V8 čia yra jau kažkam, kas šiek tiek patyręs. Bet jeigu tu jauties, kad tu nenori Vape Peno, bet tu ir nenori Smog V8, štai. Būtent jis yra skirtas būtent tau. Tai palyginant aparatas tikrai ir tikrai vertas dėmesio, plus kaina tikrai nesikandžia. 35 eurai Royal Smoke, Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje galima surasti būtent štai šitą aparatą. Manau, dabar būtų tiesiog labai faina užpilti čia skysčio ir pažiūrėti, kaipgi tai viskas garinasi. Kągi su jumis buvo Go4Vape, ačiū visiems už peržiūrą, tikiuosi jums patiko ir tikiuosi jūs ateisit pas mus iki Royal Smoke arba iki Vape Shop'ą ir tiesiog pasižiūrėti, pasimėginti ir pasigarinti būtent štai šitą e-cigaretę. Su jumis buvo Go4Vape, visiems gero, ačiū už peržiūrą ir dar kartą gero.